Tai sveiki atvykę į astrologinių mokymų programą. Labai džiaugiuosi, kad prisijungėte ir kad norite mokytis astrologijos. Toks mano labai didelis noras yra, kad kiekvienas žmogus mokytųsi, suprastų, atrastų save per astrologiją. Na, tai vienas kaip iš įrankių tokių. Žinoma, galima nebūtinai per astrologiją, galima kitokių įrankių pagalba pažinti save, bet astrologija, jinai, sakykime, yra tokia gal ne per sudėtingiausia, nors, žinoma, čia perprasti ir išmokti iš tikro reikia. Ir šio kurso metu stengsiuosi ne vien, kad jums parodyti kažkokius rodiklius, išmokti juos jungti tarpusavyje, juos interpretuoti, bet tuo pat metu labai man yra svarbu, kad jūs persiimtumėte astrologiniu mąstymu. Šiandien mes pradėsime nuo pačios pradžios, nuo tokių, kaip sakau, atomų, iš kurių po to lipdosi didesni dalykai. Iš tų didesnių dar didesni ir taip toliau, kol gaunasi visas ištisinis didelis gimimo žemėlapis, kur matosi visos žmogaus energijos, jo elgesio motyvai, jo asmens branduolys, vedančios motyvacijos ir taip toliau. Ir kodėl vieni įvykiai yra teigiami, kiti neigiami, kur čia galima ką keisti ir kur galima pagerinti, žinoma. Nes kiekvienas žmogus savo gyvenime ko labiausiai nori, tai būti laimingu. Ir kame slypi ta laimė, mes taip pat galime pamatyti per astrologinius įrankius. Tai šiandien tema būtų pirmos pamokos integraliniai parodymai. Padalinsiu pamoką į keletą dalių, kad būtų jums lengviau. Ne taip, kaip būna, pamatau pamoką 2 valandos ir susiimu už galvos, atidedu vėlesniam laikui. Taip, nes tai užims laiko, kad to nebūtų, tiesiog padarysiu dalimis, kad jums būtų lengviau suprasti ir tai neužimtų, galima mokytis tiesiog dalimis, išdalinti ir vieną temą pabaigus ją apgalvoti ir pradėti kitą temą. Taigi, pradėsiu nuo to, kas tai yra astrologinis mąstymas. Tai mokėjimas suvokti, suprasti, kaip mąstote, įvertinti, kaip mąstote ir pakilti virš tokio mąstymo. Tai yra kalba apie mus pačius, astrologus, ar ne astrologus, tiesiog žmonės, kurie norime pažinti save astrologinių įrankių pagalba. Ir tuo pat metu, pažįstant save, mes pradedame suprasti kitus žmonės. Tikslas yra pasiekti Urano sąmonę, aukštesnio laipsnio mąstymas. Kaip žmogus mąsto? Žmogaus mąstymas yra linijinis. Ir visur yra įjungta logika. Gimė žmogus, tiesiog pagal visuomenės priimtus standartus, stereotipus, darželis, mokykla, universitetas, darbas, pensija. Ir žmogus miršta ir galvoja, o kam aš čia gimiau? Tam, kad 40 metų pradirbti vienoje įmonėje, pykti su ar pavaldiniais, ar su bendradarbiais, ten pagimdyti vaikus. Ir ar aš dėl to gimiau, ar ne? Prieš mirtį iškyla labai dažnai tokie klausimai, ar aš ne veltui praleidau gyvenimą. Bet tiesiog žmogus negalėjo kitaip, nes dėl to, kad jisai perėmė iš savo giminės, kad reikia dirbti, kad reikia siekti aukštojo mokslo ir taip toliau. Tiesiog tai yra toks linijinis mąstymo tunelis, į kurį žmogus tik gimęs yra įstatomas ir žmogus eina. Bet jis daugiau nieko ir nepažįsta, daugiau ir nesupranta. Jisai nemato to globalaus vaizdo šio gyvenimo, šio pasaulio. Jis nesugeba jo suprasti, jis nesugeba jo atrasti. Čia aš kalbu apie tokį platesnį požiūrį. Ką reiškia suprasti, suvokti, kaip mes mąstome? Tai reiškia, kad kiekvienas žmogus gali save tiesiog, gal taip primityviai pasakysiu, gaudyti savo elgesio šablonus, savo šitą linijinį mąstymą ir lipti iš jo.
Esu minėjusi anksčiau mokymuose apie Eriko Berno, čia labai tiktų jo transakcinė analizė, kai kiekvienas žmogus turi 3 ego būsenas. Tai yra vidinis vaikas, tai yra suaugusysis ir tai yra tėvas. Vaikai dar yra skirstomi į spontaniškus ir adaptyvius. Ten yra pliusai, minusai ir ten yra pliusai, minusai. Adaptyvus tai vaikas, kuris suvokia šio pasaulio taisyklės, jis jų laikosi, todėl kad tai gali būti jam pavojinga ir panašiai. Jeigu yra neigiamai adaptyvus, tai yra toks užslopintas vaikas, kuris įgrūstas į kažkokias griežtas kategorijas ir taisyklės, kai jau kaip asmenybė jisai nebesivysto, ar ne? Spontaniškas vaikas vėlgi gali būti spontaniškas tas, kuris džiaugiasi gyvenimu, jis gali krykštauti, dainuoti ir pagal savo nuotaiką elgtis, o gali būti nevaldomas spontaniškas vaikas ir taip toliau. Kurso metu mes apie tai kalbėsime. Tie studentai, kurie norės pritaikyti, tai su tais dirbsime, todėl kad turėsime valandą individualios konsultacijos antro modulio metu, kurios konsultacijos metu mes tiesiog panagrinėsime jūsų kažkokius vidinius konfliktus ir iš kur jie kyla. Ir yra kita tėvas, kai tėvas gali būti kontroliuojantis arba padedantis, ar ne? Vėlgi pliusai, minusai ir yra suaugusysis, kuris gyvena čia dabar, kuris priima sprendimus, kuris yra atsakingas už savo gyvenimą. Tai tas suaugusysis, jisai turėtų būti visada apie jį galvoti, kad aš kažkaip pasielgiau, aš kažkaip sureagavau, aš kažkaip pagalvojau ir pagalvoti, iš kokios ego būsenos aš tai padariau. Ar aš esu dabar spontaniškas, tas neigiamas vaikas, ar aš pasielgiau kaip adaptyvus, užguitas vaikas, ar aš pasielgiau kaip tėvas, kuris kontroliuoja ir baudžia, ar aš vis dėlto galiu elgtis kaip suaugusysis. Ir tas supratimas savęs, tai ir yra aukštesnio laipsnio mąstymas, kai aš nagrinėju save, arba kažkoks įvyko įvykis ir mano yra atitinkama reakcija, ir aš kažkaip tai pagalvojau, kažkokias išvadas padariau, ar aš jas teisingas pagal šitą situaciją padariau. Ar aš tiesiog yra tasai gaudimas savęs, savo reakcijų ir jų keitimas, jų išgyvenimas, jų neutralizacija dar yra. Tai yra aukštesnio laipsnio mąstymas, kai aš esu čia dabar, aš esu suaugęs, aš save pagaunu, kad aš pasielgiau ir aš padarau kažkokias išvadas ir parodau norą keistis. Kol kas aš kalbu labai abstrakčiai, bet aš noriu, kad jūs, žiūrėdami į kitą žmogų, nematytumėte vien tik tai, kad jis yra piktas, bet suprastumėte, iš kur ateina tas piktis. Ir astrologinis mąstymas, aš dar parašiau keletą čia variantų, gal dar bus toks gilesnis, aiškesnis, iš keletos elementų. Niekada netaikome vienodus rodiklius visiems žmonėms. Vėlgi, vienas žmogus pyksta iš vienokios būsenos, kitas žmogus pyksta iš kitokios būsenos. Ir tai gali būti, kad, pas tave yra aspektas, tu esi piktas, tada ir tada. Tu turėtum būti piktas tada. Žmogus sako, tai kad aš nesu piktas. Tai kad aš puikiai sutariu su bendradarbiais. O aspektas ten rodo. Tai gali būti visiškai kažkur kitur, kažkaip kitaip išreikšta, o gali būti tai yra pradirbta, jau atidirbta ir žmogus yra aukštesnio mąstymo ir jis jau su tuo susitvarkė, išsivalė. Šiame pasaulyje nėra nieko tikro ir apibrėžto. Aš nenoriu, kad jūs vėlgi linijinėme mąstyme galvotumėte, kad darbas yra stabilus, pastovios pajamos yra stabilu, nieko nėra stabilaus. Viskas gali visada keistis, pasikeisti. Matote dabar, kas vyksta, ar ne, kai griūva, byra. Ir vėlgi kategoriškumą mes turime būtinai nuimti, kai mes dirbame su žmonėmis. Arba net ir savo, jeigu kažkokias tai pripiešiame savybės,
Nes aš pamačiau tokį aspektą ir galbūt jis manyje yra iš tikro. Yra laukas variantų, erdvė įvairių variantų. Mes išmokyti linijinio mąstymo ir logikos, kas yra teisinga, kas yra neteisinga. O kas pasakė, kas yra teisinga ir kas yra neteisinga? Pavyzdžiui, rodomas pyktis, kai kam atrodys neteisinga, bet man tai yra teisinga, nes jeigu aš tą pyktį neišliesiu, o jį kaupsiu viduje, tai bus neteisinga mano psichikos atžvilgiu. Aš žalosiu save, aš pyktį rysiu, kol ten susikaups kažkas ir tai gali išsiveržti visiškai netikėtai kažkur ir visiškai tokiose situacijose, kur ten visiškai ne prie ko. Arba tai pereiti į mano ligas kažkokias onkologinės, ar užsiauginti akmenis inkstuose, nuoskaudas, ar ne? Kažkokias nuoskaudas nuryju ir aš nepasakau kitam žmogui, todėl kad tai yra neteisinga, tai nepriimta yra. Bet ar tai yra teisinga mano atžvilgiu, tai vėlgi yra klausimas, ar ne? Tiesiog visada vėlgi mes turime įjungti tą suaugusįjį, galima pyktį nukreipti kažkur kitur, galima nuoskaudas, jas vėlgi su jomis dirbti. Ir va taip va tvarkytis ir save, ir tvarkyti kitą žmogų, padėti jam. Tas teisinga, neteisinga, mes visi turime savo kažkokias vertybės. Mes kažkokias tai, kiekvienas žmogus augo kažkokioje šeimoje, kur buvo kažkokios savos vertybės, ar ne? Ir mes neturime žiūrėti pagal savo matomą realybę. Mes turime suprasti kitą žmogų ne iš savo vien požiūrio, todėl kad tu tada pamatysi kitame žmoguje save. Ateis žmogus ir tu, kadangi tau atrodo, kad tai aspektas yra apie pyktį, tu jam sakai apie pyktį, kurio jis iš tikrųjų neturi. Mes po truputį mokysimės va šitą daryti, va to astrologinio mąstymo. Astrologinis mąstymas tai yra kūrybinis mąstymas iš tikrųjų. Mes mokysime šito kūrybiškumo. Ir vat visame kame reikalinga dinamika ir plastiškumas. Yra aibė variantų, taip, aibė laukas variantų, erdvė įvairių variantų, kaip kalbėjome. Ir mes turime rasti va tą patį tinkamiausią, neišeinantį iš mūsų būsenų, neišeinantį iš va šito linijinio mąstymo, kurį įdiegė mums tėvai, seneliai ir visa giminės linija. Ir žemėlapis tai yra visada ne kažkoks tai nuosprendis. Pas tave yra tas aspektas, tu esi piktas. Ne. Vat žemėlapis yra potencialas, kuris yra duotas vystymuisi. Jeigu yra toks aspektas, ten yra stipri energija ir ją reikia panaudoti pagal tai, kam jinai yra ir duota. Ne kad sueitų į ligas, į nelaimės, bėdas ir panašiai. Gimimo žemėlapis yra kryptis, trajektorija, tai yra ta kryptelė, nurodymas, Dievo duota instrukcija, pagal kurią žmogus gali kurti savo gyvenimą. Ir jis nebūtinai turi būti blogas. Žinoma, per kažkokias klaidas mes mokomės, per netektis mes vėlgi augame. Bet, nebūtinai per netektis mes galime augti. Arba per kažkokias didelės klaidas, nelaimės ir griūtis. Jų galima išvengti ir augti visiškai lygiaverčiai taip, kaip ir jeigu būtų atsitikusios nelaimės kažkokias. Žinodamas, pažinodamas savo šitas prigimtinės energijas, žmogus gali kaip tik išvengti šitų nelaimių, griūčių, bėdų ir greičiau viską pasiekti, ko jisai nori. Ir svarbiausia, kad pasiekti tai, gauti tą patirtį gauti, dėl kurios siela atėjo į
šį pasaulį. Va taip yra astrologinis mąstymas. Jis ne prie ko neprisiriša, jisai nedaro kažkokių išvadų iš kažkokios mūsų asmeninės patirties ar mūsų atsineštos patirties. Mes į žmogų žiūrime tik kaip į galimybių lauką, ar ne, kuris turi lauką variantų ir erdvę įvairių variantų, kuris neturi kažko labai tikro ir apibrėžto. Mes kylame virš stereotipų, mes kylame virš savo nuostatų, mes kylame virš, tiesiog galvojame taip, kad, iš tikrųjų gali variantų būti N, visada gali būti variantų begalybė. Aš tikiuosi, kad aš jums perteikiau. Jeigu dabar nieko nesupratote, ką aš pasakiau, arba kažkas tai kimba, bet dar iki galo neaišku, tai nepergyvenkite, aš tiesiog padariau tokį įvadą. Pamažu jūs suprasite. Ypatingai pradėsite suprasti, kai mes pradėsime antrajame modulyje pradėti šitas visas variantus, visus šituos dėlioti ir nagrinėti. Gerai? Taip. Taigi, integraliniai parodymai. Bus dalykų, kuriuos reikės išmokti. Nepabėgsite nuo to. Tiesiog imti lapelius, piešti, mokytis. Bus dalykų, kurių ne taip svarbu, bet būtų gerai, kad žinotumėte. Vienas iš integralinių parodymų yra zodiakas. Zodiaką, aš manau, daug kas jau pažįstate. Taip. Vieno zodiako apimtis yra 30 laipsnių. Viso zodiako yra 12 ženklų, visas zodiako ratas yra 360 laipsnių. Pats ženklas yra atitinkamos energijos forma. Taigi užbėgsiu į priekį ir čia yra zodiako ratas. Ir žinote, kad yra zodiako ženklai, yra avinas, jautis, dvyniai, vėžys, liūtas, mergelė, svarstyklės, skorpionas, šaulys, ožiaragis, vandenis ir žuvis. Ir taip gražiai ratuku yra išsidėstę. Matote, čia yra spalvos. Kai kuriuose programuose gali skirtis, bet pagrindę nagrinėsime šios programos žemėlapius. Tai įsidėmėsite čia. Po to bus lengviau, jeigu ir nebūtų sužymėta kažkur. Avinas, matote, yra raudonos spalvos. Turbūt dar jums reikia ženkliukus parodyti prieš tai. Štai, yra zodiako ženklų žymėjimai. Būtų gerai juos išmokti. Jeigu nepiešti, tai bent įsidėmėti. Jeigu kas turite labai gerą vizualią atmintį, tai vizualinę, tai jūs įsidėmėsite. Jeigu sunkoka, tai tiesiog imkite popieruką ir pabandykite perpiešti. Avinas, matote, yra tokie ragiukai, tai jau panašu į aviną. Jautis taip pat yra apskritimukas ir ragai. Dvyniai yra 2 stulpai su viršui brūkšnukais. Vėžys yra 6-9. Liūtas yra tokia kilpa su rutuliuku ir uodegėle. Mergelė yra M raidė su užriesta uodegėle. Svarstyklės, matote, kaip pomo ženklas panašiai. Skorpionas M raidė su aštria uodega. Šaulys yra kaip strėlė. Ožiaragis toks irgi susuktas. Toks susuktas. Vandenis yra kaip 2 bangelės. Ir žuvis yra vėlgi 2 skliausteliai tokie ir brūkšniukas viduryje. Tai avinas, visada pradedam nuo avino, ir štai matome, kad avinas yra kairėje pusėje, raudonoje spalvoje ir matote, jie yra visi vienodi, tai raudona spalva, žalia, žydra, mėlyna, ne žydra, šviesiai mėlyna, čia daugiau tamsesnė mėlyna. Ir avinas yra raudonoje spalvoje. Matote, visi laukeliai yra vienodo ilgio, taigi tai sudaro 30 laipsnių. Tai yra labai svarbu žinoti, kad kiekvienas zodiako
ženklo laukas yra 30 laipsnių. Tai va matote, avino ragai raudoname fone, pažymėjau žaliais apskritimukais, toliau eina jautis žalioje, dvyniai melsvoje, vėžys mėlynoje ir taip toliau. Sustabdysite pamoką ir atidžiai peržiūrėsite, mes ties to neapsistosime ilgam. Taigi, zodiakas, dabar visą tą zodiaką mes padalinsime pagal energijas, pagal zonas, pagal kryžius ir tai būtų gerai irgi išmokti. Gal ne iš karto, bet pasidaryti paruoštuką. Namų darbas bus, kai jūs galėsite pasidaryti paruoštuką ir juo puikiausiai naudotis. Tol, kol tiesiog perprasite ir suprasite. Taigi zodiakas dalinamas į zonas. Mokinio, darbininko, mokytojo. Mokinio zona – avinas, jautis, dvyniai, vėžys. Darbininko zona – liūtas, mergelės, svarstyklės, skorpionas. Mokytojo zona – šaulys, ožiaragis, vandenis ir žuvis. Pirma zona – visi 4 ženklai susiję su tai, kas nauja ir neįprasta. Pradžia – iš chaoso sukurti formą. Patirtis, darimas per klaidas, neramumas. Tai yra toks, nesakyčiau, kad primityvu, bet tai yra paprastos, pačios paprasčiausios energijos, kurios, tiesiog nesulenda į kažkokius filosofinius dalykus, į kažkokį užbaigtumą. Tiesiog tai yra šitie ženklai, kurie kažką pradeda. Jie yra pirmieji 4. Ir jie yra pradedantis. Antra zona, ko nepadarė mokiniai, arba mokinių darbų pratęsimas, užbaigimas, nuvedimas iki galo. Mokymasis kontrolės ir daryti sąmoningus pasirinkimus. Va čia yra suaugusiojo zona. Jeigu pirma zona yra tas vaikas pagal ego būsenas, tai antra zona yra suaugusysis. Trečia zona tai energija, kuri organizuoja, sugalvoja, išranda, eksperimentinė zona, sudėtinga ir jau nepaaiškinama. Išsilaisvinimas iš nebereikalingų dalykų, tai yra evoliucionavimo ir tobulėjimo zona. Mokytojo, tai yra ta zona, kai jau įvyksta mokymas kažko kito. Pirmoje zonoje kažko tai išmoko, antroje zonoje kažkas jau įvyko ir įjungtas buvo sąmoningumas, darbingumas, daug dirba antros zonos ženklai. Ir trečia zona tai yra mokytojo zona, kai jau yra evoliucija, kai yra filosofija, kai yra bendrystė ir panašus dalykai, aukštesnė energija. Taip pat zodiakos ratą mes jau peržiūrėjome, žygiuojame toliau. Zodiakos ženklai taip pat sustabdysite ir tiesiog žiūrėdami zodiaką ratą, aš manau, kad jūs pamatysite. Su laiku tikrai viskas taps aišku, paprasta ir ten tai bus, ten yra avinas, ten yra skorpionas ir ten yra jautis. Toliau mes skirstome vėl integralinius parodymus į stichijas. Ugnis, žemė, oras ir vanduo. Ugniai priklauso avino, liūto ir šaulio zodiako ženklai. Ugnis yra veiksmas, ryškumas, aktyvumas, energija ir tikslas. Viskas, kas yra pirmapradiška, tai yra ugnis, tai yra dieviškoji ugnis, tai yra pirmapradė ugnis. Ugnis tai yra judrumas, aktyvumas, ryškumas, ta energija, kuri stumia į priekį ir kažką tai daro, kuria. Avinas yra mokinio zonos ugnis. Avino energija yra susijusi su pradžia, iniciatyva, bet be pratęsimo. Ši ugnis yra pradedanti. Avinas yra tas, kuris įsiremia ir stumia, daro aktyviai, konkuruoja. Stumia iš vietos. Kova tai tarsi iššūkis, bet svarbu ir pats procesas ir įveikimas. Yra sunku kontroliuoti šitą ugnį, jinai tokia chaotiška. Ir, kai sakoma, avinai, jie tokie aktyvūs, jie tokie impulsyvūs, tai iš tikrųjų yra ta ugnis aviniška juose. Ypatingai jeigu šitoje avino zonoje yra daug planetų.
tada viskas vyksta per veiksmą, per tokį greitį, nepagalvojimą, neįvertinimą. Aš tiesiog einu, darau, o išvadas padarys kitos ugnis ar kiti zodiako ženklai. Aš pradėsiu, aš iššoksiu pirmas, aš įveiksiu. Tiesmukumas dar yra. Ir kartais toks naglumas ir nesiskaitimas nė su kuo. Irgi taip pat yra avino ugnis. Liūtas yra darbininko zonos ugnis. Tokia ugnis jau sudėtingesnė ir jau orientuota į auditoriją. Jeigu avinas viską daro vienas, tai yra pirmapradis, aš pats viską padarysiu, man nereikia nieko šalia, tai jau liūtui reikalinga auditorija. Jį nėra liūto ugnis labai bendradarbiaujanti, jai reikalinga būtent auditorija, kuri jai duoda įvertinimą. Liūtas daro dėl įvertinimo, kuri suteikia jai aplodismentus ir tada ta ugnis iš tikrųjų žėruoja labai labai skaisčiai. Tai yra saulės ugnis, saulės šviesa. Veikia, kūrė, nori rodytis, nemėgsta šešėlių, tai yra tokia atvira ugnis. Bet yra nelanksti ir nesitaikstanti prie kitų. Turi socialinį atspalvį, šiai ugniai reikia rodytis kitiems ir gauti aplodismentus. Ką avinas pradėjo, liūtas tęsia. Šaulys yra mokytojo zonos ugnis, tai yra intelektuali ugnis. Avinas ir liūtas, tai jie tokie yra primityvios, daug nemąstančios. Vienas veikia, kitas veikia todėl, kad jam reikia aplodismentų, o štai šaulys jau yra ta intelektuali ugnis, kuris jau galvoja, jau planuoja, jau filosofuoja ir savo ugnimi šildo kitus savo išmintimi. Tai yra mokytojo, guru, mentoriaus ugnis. Tai yra sudėtingiausia ugnis. Žinoma, jinai nepamirštame, kad yra mokytojo zonos ugnis. Tai sugeba ta ugnis spinduliuoti. Jinai nedega, jinai nesudegina, jinai nesugriauna, jinai spinduliuoja, dalina savo išmintį. Siekia idealo, plačių pažiūrų, tikslai dideli, plėtra, bet yra nematymas smulkių detalių. Žinote, tokia ugnis, kuri siekia didingumo, kur yra filosofija, kur yra plačios pažiūros. Kam tos detalės reikalingos? Jos yra nereikalingas. Toliau. Žemė. Žemė priklauso jautis, mergelė ir ožiaragis. Žemė tai yra forma. Viskas, ką aplinkui galima paliesti, tai yra žemė. Tai yra materija. Visas materialusis pasaulis, būtent yra žemė. Tai yra jautis, mergelė ir ožiaragis. Jautis yra mokinio zonos žemė. Šviežia, jauna, kūrybinga žemė ir paprasta. Jei užtenka stabilumo, jinai gali apiforminti, jinai pasirūpins materialinę kažkokią gerovę, jaučio energiją, jinai kaupianti, puošianti, jai patinka malonus, komfortiškas gyvenimas, jinai labai mėgsta komfortą, skaniai pavalgyti, uždirbti pinigus tam, kad skaniai pavalgyti, jaukiai įsirengti namus ir ten tiesiog kaifuoti. Mėgsta jautis patinginiauti. Jaučio užduotis yra kaupti ir tame tarpe kaupti energiją, jos neišeikvoti. Jeigu jautis jaus, kad jis išeikvoja energiją, jisai tiesiog jungs stop ir pradės tinginiauti. Jeigu bus galimybė nedirbti, tai tikrai nedirbs. Bet pradėti gali. Tai jautis yra už malonumus, bet jeigu jautis atsistojo į vagą, tai jisai padaryti tikrai gali, jeigu nori, iki galo. Pradėti gali, iki galo, jei nepritruks energijos, tikrai padarys. Stabiliai, aiškiai ir konkrečiai. Mergelė yra darbininko zona žemė. Tai žemė, kuri yra protingesnė nei jaučio. Labiau logiška. Jei jautis graži ir protinga, graži ir kvaila, atsiprašau, neprotinga, tai mergelė yra graži ir protinga. Mergelės energija dievina tvarką, darbštumą, sistemiškumą, analitiškumą, jį rūšiuoja. Mergelės žemė dar yra besirūpinanti. Ji gali rūpintis kažkuo tai.
Jai patinka sistema. Ožiaragis yra mokytojo zonos žemė. Graži, protinga ir vadovaujanti energija. Aš nenoriu pasakyti, kad visi jaučiai yra kvaili. Ne. Mes nekalbame dabar apie tuos jaučius, mergeles, skorpionus, kurie yra gimę tam tikrų laikų. Mes kalbame čia apie stichijas. Ir jų nepritaikom ne vienam žmogui. Tiesiog kvaila, tai sakyčiau, yra primityvi žemė. Ožiaragis graži, protinga ir vadovaujanti energija. Valdo visą materialų pasaulį, pati svarbiausia visur. Ožiaragis moka kaupti kaip jautis, dirbti kaip mergelė, sisteminti kaip mergelė, plus jis moka vadovauti, sudėlioti viską į vietas, sudaryti kažkokią tai, sukurti struktūrą ir įvesti tvarką. Toliau oras. Dvyniai, svarstyklės ir vandenis. Oras yra logiška intelektuali stichija. Po oru yra visa žmonija. Tiesiog nėra žmonijos be oro. Visa komunikacija, mokymasis, informacija, judesys, intelektas, visa tai priklauso orui, nes tai yra neapčiuopiama. Jeigu žemę mes galime apčiuopti, tai yra materija. Oras yra neapčiuopiamas ir tai, ką mes kalbame, paleidžiame. Ne? Kažkokie informaciniai srautai, taip visur vaikšto, kažkokios bangos, kažkokie ryšiai, kažkas tai visa komunikacija, telekomunikacija, telefonai, visur, kur yra kažkas tai perdavimas, kažkokios informacijos, visas tai yra oras. Oras neturi formos ir jis visada keičiasi. Nes vieną dieną aš išgirdau tokią naujieną, kitą dieną aš išgirdau kitą naujieną. Aš vieną pasakiau, kitą dieną aš kitką pasakiau. Aš keičiu nuomonę, ne? Aš esu labilus labai. Ir tai yra oras. Tiesiog kaip, įsivaizduokite, vėjas, ar ne? Tai iš čia pučia, tai iš čia, tai tą atneša, tai lietų atneša, tai kažkokį dar krytulį kitokią atneša. Tai yra pastovus keitimasis, kaita ir tu jo tiesiog nepagausi. Tai yra oras, ar ne? Dvyniai yra mokinio zonos oras. Knygos, kelionės, smalsumas, plepumas, judrumas, nepakantumas, bendravimas, gera adaptacija, lengvai linksta į ten, kur reikia. Ir tai yra intelektualus oras. Svarstyklės darbininko zonos oras. Viskas kaip pas dvynius, tik plus kooperacija, partnerystė ir yra paaiškinama protu. Visa tai, ką dvyniai pasako ar kitokią formą perduoda, svarstyklės tai apiformina, užrašo, įrašo ir kažką su to padaro. Tarsi suteikia kažkokią truputį formą, ar ne? Tai susistemina visą tai. Jau dvynys čia pralėkė, kažką pasakė, o svarstyklės tai užfiksavo. Tai yra darbininkas, jau surenka tavo informaciją ir kažką su ją jau nuveikė. Vandenis mokytojo zonos oras. Pats keiščiausias, originaliausias, genialiausiai, labiausiai skraidantis oras. Vandenis tai yra eteris. Eterio mes nejaučiame. Eteris čia yra, čia nėra. Pats lengviausias, pats labiliausias, pats labiausiai, greičiausiai išgaruojantis oras. Kūrybiškumas. Jei dvynys ir svarstyklės nieko nekuria, jos tik dėlioja iš vienos vietos į kitą jau esamą, tai vandenis sukuria kažką naujo, atnaujina, atranda, išranda žmonių ir informacijos organizavimas. Bet oras yra nepraktiškas vėlgi. Vandeniai yra išradėjai, tai yra super aukštas intelektas. Jie kažką sukuria, jie išranda, jie, truputį tas oras, ar ne, vėl skiriasi, tai yra mokytojo zonos oras, kai yra energija sudėtingesnė daug, subtilesnė. Taip, toliau mes turime vandenį, paskutinę stichiją. Vanduo, vėžys, skorpionas ir žuvis. Vanduo yra susijęs su nematomu, nesuprantamu ir subtiliu. Vanduo yra pasyvumas ir neveikslumas. Bet tai yra sielos energija. Čia yra emocijos, subtilūs kūnai, intuicija, magija, visą tai, kas gražu, užslėpta, nesuprantama. Ir nepaminėjau, kad, pavyzdžiui, empatija irgi
taip pat priskiriama vandeniui. Kiti pasauliai, moteriškas pradas, paslaptis, emocija. Vėžys yra mokinio zonos vanduo, emocionalumas, prisirišimas prie artimiausio rato. Apžvalgos ratas yra nedidelis. Tai yra namai, daržas, vaikai, artimieji, giminės ir panašiai. Dažniausiai tai yra susiję su šeima, su tokia paprasta energija, kuri myli tai, kas yra aplinkui mane, kuri supranta, kuri jaučia, mama jaučia savo vaiką, vaikas jaučia savo mamą, ne, mama jaučia visą šeimą, jinai besirūpinanti tokia yra, suprantanti, intuityvi, tai yra besąlygiška tokia meilė savo artimajam ratui. Emocija susijusi su komfortu, aprūpinimu, pasirūpinimu, šilta, jauku, tokia miela, labai arti kūno esanti va tokia energija. Skorpionas yra darbininko zonos vanduo. Vanduo, kuris dirba. Jį reikia virinti, kad veiktų. Perdirbamos emocijos, perdirbamas subtilusis pasaulis. Skorpiono energija dirba su santykiais, finansais ir energetinė transformacija. Socialiniai santykiai. Skorpionui taip pat jau reikalingas socialinis gyvenimas, kad galėtų ten transformuoti vieną į kitą. Nes ką čia pas save labai transformuosi? Reikia kažko dar. Ir transformacinė energija, kuri keičia labai daugą. Gali transformuoti iš vienos energijos rūšies į kitą energiją. Sudėtinga tokia energija ir kai nagrinėsime būstus, matysime 8 tą lauką, Skorpiono lauką, jis yra va toks sudėtingas, kad jį perprasti ir suprasti. Bet žinoma, viskas yra įmanoma. Žuvis mokytojo zonos vanduo sugeria į save viso zodiako žinias ir išmintį. Tai rojaus, dievo tikėjimo, išminties, dvasingumo energija. Tai visos transformacijos ir vizualizacijos, kurios nesuprantamos proto ir nėra logikos. Va tas intuicija, va magija, subtilūs kūnai ypatingai yra žuvų zonoje. Nėra logikos, nėra. Nepaaiškinama, kodėl ligos kažkokios einančios iš šitos zonos, jos yra gydytojų nepaaiškinamos, nesuprantamos, iš kur, kaip jas įveikti, kaip jas susitvarkyti. Kadangi yra mokytojo zona, tai jau čia nieko artimo kaip pas vėžį nebus, bet visas pasaulis iš tikrųjų rūpi labai. Ir kai sakoma, mama serga, žuvų ženklas šita stichija, jinai nesirūpins mama. Tai yra per žemą, stiklinės vandens nepaduos. Bet kaip išvalyti vandenyną, arba kaip pasirūpinti gamta, arba kažkokią tai kenčiančią šalimi kitą, arba pasaulio vaikais, va čia jau žuvims labai labai yra aktualu. Nematys, kas yra arti, bet apžvelgs visą pasaulį.